Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygė. Marija, gelbėk mus. Dedikacija. Pranute, kad galėtumėt geriau kartu su mumis jausti, mąstyti ir garbinti Viešpatį, siunčiame šią knygutę. Lionė padarė ją, Valė piešė, Levutė įklijavo, o aš rašiau. 1953 vasario 16. Adelė. Dangau, palaiminki vargo dieną. Išaušo sunki darbo diena. Švenčiausioji Trejybė. Noriu tave pagarbinti kantrybę ir pagarbą savo bendradarbiams. Duoki mums išminties ir jėgos, ramiai iškęsti visus nesusipratimus, panieką ir neapykantą. Palaiminki mano mylimuosius ir visą mano tautą, o ypač tėvynės gynėjus, našlaičius ir visus kenčiančius už tiesą. Sujunki mus visus vienybėn gyvų tikėjimu, nepalaužiama viltimi ir nežinančia ribų meilė. Amen. Mūsų tautos kankiniai, išmelskite stiprybės, sumanumo ir vienybės mūsų tautos darbuotojams. Išmelskite tikrai šviesų, amžinai poilsį, galvą paguldžiusiems už savo žemę. Amen. Angelė sargė, šventoji globėja, šventasis Antanai ir visos palaimintosios dvasios, saugokite, lydėkite ir išlaikykite mane šiandieną laisvą nuo viso pikto. Amen. Šventoji dvasia, nušvieski mano ir mano tautos kelius į laimingą ateitį. Šventoji dvasia, laiminki mūsų pasiryžimus. Amen. Šventoji Teresėlė, misijų globėja, suteiki mums apaštališkos dvasios, padėki man savo gražiu elgesiu laimėti Viešpačiui sielų. Amen. Viešpatie, laiminki mano miegą. Diena užsimerkė, mano akis nuovargis merkė, jausmai išblėso, jėgos išseko. Viešpatie, dėkoju už visas šios dienos malones, už sveikatą, jėgas, už sielos ir kūno maistą, už kiekvieną gerą žodį, už kiekvieną malonumą, už viltį, už savo gimtąją kalbą, kurią svečioj šaly girdžiu. Dėkoju ir už skausmą, neapykantą, už visus trūkumus, kuriais mane bandei. Viešpatie, maldauju ramaus poilsio sau ir saviškiams. Amen. Šventoji šeima, saugok ir globoki mūsų namų skaistumą, veržimąsi į tikrąją tiesą, apsaugok mūsų tautos rūmą nuo visokio blogio, o mums, vargo vaikams, leiski nors sapne pabuvoti tėvynės žemėje su savaisiais. Amen. Marija, tavo gailestingumo šaukiuos. Marija, nuliūdusiųjų linksmintoja, paguoski krauju ir ašaromis apšlakstytos žemės vaikus, paguoski tremtinius, paguoski ir mūsų širdis, pilnas ilgesio, kančios ir vargo. Marija, maldauju pagalbos tėvynės gynėjams, maldauju tikro poilsio, gyvybę paguldžiusiems už savo žemę, maldauju taikos ir ramybės savo kraštui ir išvargusiam pasauliui. Marija, keliu savo nuvargusias rankas į tave ir maldauju atleidimo savo ir saviškių ydų, klaidų, netobulumų ir nuodėmių. Amen. Viskas Jėzui, diena ir naktis. Šventoji mišių auka, įžanga. Ir šioje valandoje kunigas lenkėsi prieš tavo altorių Viešpatie, už visą pasaulį, taip pat ir už mane. Viešpatie Dieve, atleiski man mano nusikaltimus ir sustiprink mane mano uždaviniams, kad tobulai juos atlikčiau. Prie tavo didžiausios aukos, prie visų šventųjų, bažnyčios iždant sudėtų nuopelnų, priimk ir mano kančias, nuovargį,
paniekinimus, ilgesio ašaras, alkį, šaltį, visas dvasios negalias, mano pastangas, už tėvynės laisvę, už mylimųjų ir prietelių geresnę dalią, už kovotojų vėles. Viešpatie, pasigailėk ir tų, kurie mus persekioja ir kankina. Duoki ir jiems pažinti savo meilės saldumą. Švenčiausioji Trejybė, pasigailėk. Dangaus Tėve, sutvėrei mus didžiajai laimiai. Meldžiu su visišku nusižeminimu, veski mane į ją, kaip tau tinka, per bedugnes, per šalčius. Aš visur eisiu, tik rodyk man kelią. Viešpatie Jėzau, viską paaukojai mūsų išganimui, visą gyvenimo kartumą išgėrei, kad mus pamokytumei. Išrinkai ir man kančios kelią, ilgesio ir visko netekimo dalią. Sustiprink joje mane. Šventoji dvasia, apšviesk mane pagundų ir tamsos valandoj, kad nepaklyščiau, kad klaidoje negyvenčiau. Šventoji Evangelija. Viešpatie, duoki man vis geriau ir geriau suprasti tavo mokslą. Duoki išminties jį visur išpažinti ir skelbti savo darbais. Duoki jį man taip pamilti, kad visur ir visada tavo gailestingumo ir meilės didybę skelbčiau. Aukojimas. Viešpatie, dėl savo didžiausios meilės mums nužengė iš dangaus, perėjai žemės kelią gerą darydamas, iškentei didžiausius dvasios ir kūno skausmus, pakvietei ir mane išrinktųjų keliu. Viešpatie, noriu tave sekti, tik vesk mane, duok man jėgų, išminties, nuskaidrink mano troškimus. Viską priimsiu iš tavo rankų su dėkinga širdimi, bejėgiškumą, begalinį ilgesį, paniekinimus, apleidimą, užmiršimą, netekimą laisvės, brangiausiųjų. Viešpatie, daryk, ką nori su manim, tik pasigailėk mano tautos ir mano mylimųjų. Kanonas ir pakylėjimas. Viešpatie, išgirsti kiekvieno kunigo šaukimą ir nužengi iš dangaus ant mūsų altorių. Duona ir vynas tavo norų pasikeičia tavo švenčiausiųjų kūnų ir krauju, o visa dieviška būtybė ateini, kad guostum, ramintum ir stiprintum mus. Maldauju tave išganytojų, pakeiski visą mano būtybę. Padaryk iš savanaudės, savim susirūpinusios, paskendusios kasdienybei, užjaučiančią kitus, padedančią kitiems. Padaryk, kad suprasčiau kitų vargus, rūpesčius, kad jų lengvai nesmerkčiau. Pakeisk mano ir mano tėvynės veidą. Prikelk mus, kad mes visi ieškotumėm kelio į tave, kad dėl tavo meilės ir garbės nebūtų mums sunkios jokios aukos. Šventoji komunija. Kai siela verkia, kai širdis liūdesy merdi, kai visa mano būtybė nuovargį virpa, Jėzau, maldauju, ateiki. Ateik, o ateik ramintojau, gaivintojau. Kalbėki, ką nori pasakyti per šiuos žmones, tomis sąlygomis, tuo laikotarpiu. Jėzau, maldauju sutrumpinti tą bandymų laiką mums, maniems ir mano išvargusiai tautai. Jėzau, pagalbos maldauju mirusiems už mūsų gėrį. Pagalbos maldauju tiems, už kuriuos nori, kad melsčiaus. Mišių aukos pabaiga. Išganytojau, per tavo švenčiausiąją auką, per aukas ir maldas mano artimųjų, per brangiosios tėvynės skausmo ir gyvybės aukas ir visų dangaus šventųjų nuopelnus, stiprink mane šios dienos darbe ir ateities uždaviniams. Amen.
Marija, gelbėk mus. Marija, gelbėk krauju ir ašaromis, pasiaukojimu, pasiryžimais ir meilę išpuoštą žemę. Marija, sužadink mūsų krūtiniai milžinų galę, išlaikyk skaičią tautos dvasią, kurią mūsų bočiai per amžius augino. Marija, apšviesk klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad kaip šviesi žvaigždė kitų tautų tarpe šviestų, spindėtų ir garbintų tavo sūnaus ir tavo begalinį gailestingumą ir meilę. Amen. Išpažinties maldos. Prieš sąžinės sąskaitą. Viešpatie, aš ieškojau laimės visur ir visuomet. Mano širdis niekur neranda poilsio ir ramybės. Jėzau, juk tik tavyje tikras džiaugsmas ir laimė. Tik pažvelk į mane ir visos audros nurims manyje. O aš visur tik tavęs ieškosiu, tik tavo gailestingumą skelbsiu. Šventoji dvasia, apšviesk mano sielą, parodyk man kelią į didžiąją laimę. Jei pasiekti, aš nieko nesigailėsiu, visko išsižadėsiu. Švenčiausioji mergelė ir visas dangau, padėkite man mano pasiryžimuose. Sąžinės sąskaita. Dievui. Ar visur matau Dievo valią? Ar aišku, kad kančios kelias ir man skirtas? Ar neviltis manęs nežudo? Artimui. Ar neskriaudžiu artimo? Įtarinėju, apkalbu, skundžiu, pajuokiu, niekinu, savo naštas kraunu, darbo negerų nuotaikų, baimė kitų nuomonės, melas, neapykanta, kerštas, kitų laisvės varžymas, nesiskaitimas su žodžiais. Sau. Troškimas ligos, kenkimas sveikatai, neskaistumo egoizmas. Gailesčio sužadinimas. Išganytojau, paniekinau tavo kančią, tavo troškimus, tavo meilę, pasmerkiau save, pasidariau giliai nelaiminga. Visa savo būtybę maldauju tavęs, pažvelk į mane, uždenk mano nusikaltimus. Prikelk mane, kad su džiaugsmu bėgčiau garbinti tavo gailestingumą ir neišreiškiamą meilę. Amen. Prieš šventąją komuniją. Ateikite visi angelai, ateikite visi dangaus šventieji, nekalčiausioji motina, šventasis Juozapai, šventoji Teresėlė, garbinti gailestingumo viešpatį, meilės Dievą. Mokykite mane tikrojo nusižeminimo ir meilės, kad aš visur ir visada gyvenčiau dėkingumu ir visų savo gyvenimų skelbčiau viešpaties meilę ir gerumą. Po šventosios komunijos. Jėzau, atėjai pas mane, pasilik pas mane per visas dienas, gyvenk manyje, mokyk mane, kad ir skaudžiausiai. Ilsėkis pas mane, tik niekad nepalik manęs. Su visa savo būtybė glaudžiuos prie tavęs, garbinu tave, dėkoju tau už atėjimą, paguodas, už visas malonės man ir mano namams. Meilė liepsnojanti širdyje, pasigailėk kovotojų už laisvę, pasigailėk žuvusių kovos laukuose, pasigailėk kenčiančių dėl tėvynės. Pasigailėk visų, už kuriuos aš privalau tave garbinti ir melsti. Dėkoju gailestingumo Dieve už tas širdis, kurios man tiek daug gero padarė, kurios manęs niekad neužmiršta. Dėkoju ir už tuos, kurie manęs neapkesdami, auklėja ir įspėja. Amen. Viešpatie, pagalbos prašau tėveliams. Marija, nusidėjėlių gynėja, nuliūdusiųjų paguoda, gailestingumo motina,
Skausmo perpildyta širdimi maldauju pagalbos savo mirusiems tėveliams, kurie mūsų šeimą savo darbu ir rūpestingumu saugojo ir globojo. Marija, išmelski jiems veikiausią susitaikymą su savo sūnumi, kad jie iš aukštybių mus vėl vestų ir išvestų iš visų gyvenimo pinklių, bedugnių, iš visų audrų, iš visokių pagundų. Amen. Mąstykime viešpaties Jėzaus Kristaus kančią. Įžanga. Skausmo kelią išėjęs Jėzau, kankinių karalienė, visi dangaus ir žemės kankiniai ir kentėtojai, padėkite man suprasti mūsų išganytojo kančios ir meilės esmę. Padėkite man, mano mylimiesiems ir visai mūsų tautai atrasti savo kelią. Pirmoji stotis – Jėzus pasmerkiamas mirti. Neteiskite, kad nebūtumėt teisiami. Aš teisiu, smerkiu, pajuokiu, tyčiojuos, pykstu, keikiu, kerštą nešiojuos, išpasakoju kitų ydas paslaptis. Taisykime viską tik gerumu. Meilė geriausia mokytoja. Jai nėra kliučių. Nėra didesnės meilės už tą, kas guldo gyvybę už savo prietelius. Malda. Jėzau, pasigailėk smerkėjų, neteisingų teisėjų, apsaugok nuo brovimosi į kitų reikalus. Antroji stotis. Jėzus ima kryžių. Mane Dievas užmiršo, maldų neišklauso. Už ką kenčiu? Nepavogiau, neužmušiau. Už ką vargai? Alkis, šaltis, kaulų gėla, panieka, stumdymas, nepatogumai, užmiršimas. Visi, kurie einate keliu, pažiūrėkite, ar yra didesnis skausmas kaip mano. Malda. Jėzau, ką nori pasakyti šituo vargu? Duok man gerai suprasti visišką tavo norą visose sąlygose. Štai aš viešpaties tarnaitė. Trečioji stotis. Jėzus pirmą kartą krenta po kryžiumi. Papratimas, antras prigimimas. Padėkime vaikams, jaunimui, švelnių patarimų, pavyzdžių, apsaugą. Sklaidykime piktam sąlygas. Malda. Jėzau, saugok mūsų jaunimą nuo pirmo puolimo, o suklupusiems padėk prisikelti. Duok man meilės ir gerumo spinduliavimo. Ketvirtoji stotis. Jėzus susitinka su savo motina. Du žibintai, saulė ir mėnuo. Mylimiausias sūnus ir kilniausioji motina susitinka išganymo kely. Dvi širdys išgyvena visą kančios, skausmo kartumą. Dvi širdys yra jautriausios mūsų vargui, nelaimėms. Malda. Skausmingoji motina, padėk mums suprasti dabartinio vargo esmę. Padėk mums greitai sugrįžti į tavo numylėtą žemę ir kiekvienam atrasti kelią į laimingą amžinybę. Penktoji stotis. Simonas Kirenietis padeda nešti kryžių. Kai lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam, kai meldžiuos už mirusius, klystančius, kai padedu našlėms, našlaičiams, seneliams, kai savo gyvenimu spinduliuoju. Ir šiandieną padedu Jėzui nešti kryžių. Malda. Šventoji dvasia, duok man minčių, jėgos, išminties gerą daryti, sudvasinti save ir kilniai pagarbinti išganytojo kančią. Šventoji dvasia, leiski kasdien pajusti Dievo mintį. Šeštoji stotis.
Veronika nušluosto Jėzaus veidą. Savo širdyje tapykime Jėzaus paveikslą, kovodamos už tiesą, gėrį ir grožį. Malda. Jėzau, padėki man teisingai suprasti tiesos, gėrio ir grožio vertybės. Leiski man nenuilstamai jų siekti, kad savo asmenybę tarnaučiau Dievui ir tėvynei. 7 stotis. Jėzus antrą kartą krenta po kryžium. Saugokimės neskaiščių minčių, jausmų. Sudarykime sąlygas klestėti skaistumo dorybei. Padėkime jaunimui pavyzdingų savo gyvenimu. Malda. Jėzau, numylėjęs skaistybę, padėk žalių rūtų, lelijų, tulpių kraštui, Marijos žemės vaikams auginti nemarius skaistumo idealus. 8 stotis. Jėzus ramina verkiančias moteris. Padėti apleistiems, kenčiantiems kūno ir sielos sielvartus, padėti sergantiems, reiškia užjausti kenčiantį išganytoją. Malda. Jėzau, guodęs Jeruzalės moteris, paguoski šiandien mūsų seseris, dukteris, sužadėtinės, žmonas, motinas, skausmo suspaustas dėl savo mylimųjų kančių. 9 stotis. Jėzus 3 kartą krenta po kryžium. Visiška neviltis, begalinės dvasinis sausumas, kūno visiškas nusilpimas, senatvės negalės, jėgos pakirpančios dvasinio skrydžio sparnus. Malda. Visiškai nusilpęs Jėzau, padėki man ir maniesiems didžiausiose dvasios ir kūno negalėse. 10 stotis. Jėzus išvelkamas iš rūbų. Kūno begėdystės, dvasios apnuoginimai, visko netekimas, tai mūsų išvilkimas. Malda. Išganytojau, apsaugok mus nuo didelio skurdo, kuris veda nusikaltimus, kuris trukdo dvasinę pažangą. 11 stotis. Jėzų prikala prie kryžiaus. Įžeidimais, blogomis nuotaikomis, pykčiu, neapykanta, kerštu, apkalbomis žudome kitų sielas. Malda. Jėzau, mokyki mane kitų laisvės nevaržyti. Duok ištvermės iškęsti visus sielvartus, skausmus, paniekas, užmiršimą, o jei reikės ir karčią mirtį. Tik nebauskim žinuoju pasmerkimu manęs ir mano tautos. 12 stotis. Jėzus miršta ant kryžiaus. Aš nieko šiame pasaulyje neturiu, kalba Kristus. Šio pasaulio dvasia, puikybė, savimeilė, garbėtroška, godumas, pavydas. Malda. Išganytojau, padėki mirti šio pasaulio dvasiai, o padėki pajusti džiaugsmą gyventi, nuolankiai, dosniai, pamaldžiai, skaisčiai. 13 stotis. Jėzaus nuėmimas nuo kryžiaus. Neatstumkime ištiestos į mūsų rankos. Malda. Išganytojau, maldauju pagalbos artimiesiems mirusiems, maldauju paguodos kenčiantiems dėl artimųjų mirties, maldauju išklausyti šaukiančiųjų prašymus. 14 stotis. Jėzų deda į kapą. Malda. Jėzau, pagelbėk tiems, kurie miršta svetimuose kraštuose, be bažnyčios, artimųjų, draugų paguodos ir pagalbos. Pabaiga.
Jėzau, savo kančios nuopelnais, kankinių karalienės, visų kankinių bei kentėtojų aukomis, mano ir mano tautos troškimais, uždenki mano ir mano tautos kaltes ir duok mums visiems atrasti kelią į tave, kad nežūtumėm vargo, bado ir nevilties skurde. Jėzau, išgelbėk pražūtin žengiantį pasaulį. Amen. Pasimelsti Šventojo Tėvo reikalais. Įvairios maldos. Malda į Girkalnio gailestingumo motiną. 1943 vasario 8. Paklydom, suvargom, sušalom. Gailestingumo motina, ir vėl nepalikai mūsų vienų vargo ir suspaudimo dienose. Ir vėl nusileidai iš dangaus, didžios šviesos spindėjime, ant mūsų krauju apšlakstytos žemės. Motina, prie kogi, o prie kogi pulsime, prie ko šauksimės tame didžiame suspaudime, apleidime ir skurde. Pažvelk, o motina, į mūsų vargo ir ilgesio sutrintas širdis, į mūsų nuo šalčio ir alkio pamėlusias lūpas. Grąžinki mus į šalį, kurią mums pats dangus dovanojo, į kryžių ir bažnyčių žemę, į kraštą, kurį tu nuo amžių pamėgai. Leiski mums vėl išvysti gausius malonėmis paveikslus, šventoves. Leiski vėl mums visiems giedoti padėkos ir meilės himnus, gailestingumo Jėzui ir tau, gailestingumo motina, kuri pažadėjai visų kalčių atleidimą. Amen. Grąžinki mus į šalį, kurią mums pats dangus dovanojo, į kryžių ir bažnyčių žemę, į kraštą, kurį tu nuo amžių pamėgai. Leiski mums vėl išvysti gausius malonėmis paveikslus, šventoves. Leiski vėl mums visiems giedoti padėkos ir meilės himnus, gailestingumo Jėzui ir tau, gailestingumo motina, kuri pažadėjai visų kalčių atleidimą. Amen. Malda į Šventąjį Kazimierą. Šventasis Kazimierai, Marijos žemės globėjau, kuris himnais šlovinai švenčiausiąją mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios durų klupodamas šaukėsi jos pagalbos, kuris taip mylėjai skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl jos išsižadėjai. Išmelski, šventasis globėjau, ir mūsų kraštui skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus tavo keliais. Šventasis Kazimierai, niekur nenorėjai išvykti iš savo šalies. Jei esant pavojui, iš dangaus padėjai mūsų kariuomeniai. Su geltomis širdimis maldaujame. Padėki prisikelti mūsų tautai kilniam gyvenimui. O mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių kūnais, nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu. Amen. Malda į Šventąjį Juozapą. Šventasis Juozapai, šventosios šeimos globėjau, padėki mūsų besikuriančioms šeimoms, kad juose amžinai neužgestų uždegti meilės žiburiai, kad jie išaugtų švyturiais, kad jų jokie vėjai neužgesintų, o mus sugrąžinki šeimos židinius didžiam kūrybiniam darbui. Šventasis Juozapai, kurs pats išgyvenai tremtinio dalią, išmelski mums suvargusiems ištvermės, išminties ir nepalūžimo vargo dienose, kad visi sunkumai kaip ugnis plieną užgrūdintų. Šventasis Juozapai, esi visų dvasios turtų valdytojas, suteiki mums skaistybės, meilės, tvirtumo ir vienybės dvasios. Amen. Velykų malda. Dieve,
esi neišreiškiama meilė. Pats nužengė iš dangaus parodyti mums kelio meilės karalystėn. Jėzau, amžinojant laimėn pakvietei visus vargstančius, visus geros valios, visus trokštančius ir ieškančius amžinybės. Kūno ir dvasios kančios, įvairiausi trūkumai, tikriausi palydovai dangaus laimėn. Velykų Jėzau, padėki prisikelti iš savo ydų man, mano mylimiesiems, mano tautai. Prikelki taip pat visus klystančius. Visos dangaus dvasios, padėkite mums giedoti Jėzaus prisikėlimo garbę, garbė, šlovė ir padėka mirties nugalėtojui, meilės davėjui. Amen. Maldai gailestingumo Jėzų, atvelykio sekmadieniui. Nuovargis, nusilpimas sukaustė mūsų širdis. Nebeturime nei dvasios maisto, nei reikalingo poilsio, nei atsigaivinimo. Ilgesys, lūkestis, vergyja prislėgė mus. Gailestingumo Jėzau, tavo pasigailėjimo šaukiamės, prie tavo tverto šono glaudžiamės. Gailestingiausiai ir meilė liepsnojanti širdie, sujunki mus gailestingumo, meilės ir vienybės ryšiais. Padėki mums veikiai sugrįžti į savo žemę, kad vis geriau ir geriau vykdytumėm viešpaties mums skirtus uždavinius. Amen. Maldai šventąją Moniką. Gegužės 4 diena. Šventoji Monika, kuri išgyvenai savo vyro ir sūnaus Augustino nuodėmingus klaidžiojimus, kuri per daugelį metų nesvyruojančia malda, aukomis, didžios atgailos dvasia, sugrąžinai juos į tikrąją kelią. Šventoji Monika, kuri išgyvenai savo vyro ir sūnaus Augustino nuodėmingus klaidžiojimus, kuri per daugelį metų nesvyruojančia malda, aukomis, didžios atgailos dvasia, sugrąžinai juos į tikrąjį kelią. Padėki mūsų šeimoms nugalėti savo piktžoles, ypač girtavimą, priesaikų laužimą, tikėjimo niekinimą, nusikaltimų skaistybei. Išmelski mums ištvermės, dievų pasitikėjimą ir tikrosios atgailos dvasią. Šventasis Augustinai, pasilgai klaidžiojas, išmelski mūsų klystantiems tiesos pažinimo malonę. Apsaugoki mūsų jaunimą nuo klaidų bei nusikaltimų, kurie savo mokytojų klaidinami, kurių blogas elgesys juos silpnina. Švenčiausioji motina Marija, skausmo išgeltomis širdimis šaukte šaukiamės tavo pagalbos. Išmelski mūsų motinoms šventosios Monikos dvasios jėgos ir patvarumo. Amen. Maldai visų malonių tarpininkė. Gegužės 24 diena. Nuvargom, apmirė mūsų jausmai, sustingo širdys, nebesusigaudom savo mintise. Marija malonės pilnoji, tu visų malonių tarpininkė. Sugraudinta širdimi keliame į tave savo maldavimo rankas. Atgaivinki mus. Sakyki mums, ko trokšta iš mūsų numylėtas sūnus. Mes norime visiškai paklusti jo valiai. Maloningoji, parodyk mums naujame spindėjime gyvo tikėjimo, nemirštamos vilties ir nežinančios ribų meilės žvaigždes. Padėki man ir mano tautai nugalėti visas kliūtis, kurios užstoja kelią į tavo sūnaus glėbį, iš švenčiausiosios širdies turtų gausybę. Amen. Sekminių malda. Kai apaštalai laukė pažadėto ramintojo, drauge su Jėzaus motina daug meldėsi. Atėjo sekminių valanda, iš dangaus ant jų nusileido ugnies pavidalai, kurie apšvietė juos.
atnešė jiems apaštališko uolumo, kankinių drąsos, sumanumo, kalbos dovaną. Šventoji dvasia, guodėja ir stiprintoja, ateiki, nusileiski ir mums. Ir mes laukiame, ir mes prašome, ir mes meldžiamės. Ateik, atnaujink mus, atnaujink mūsų tautą. Suteiki mums visų reikalingiausių malonių, kad mes vieningai ir su meile kurtumėm Dievo karalystę savo tėvynėje. Amen. Devintinių malda. Man reikia gydytojo, man reikia ramintojo, geriausio tėvo iš visų tėvų. Viešpatie Jėzau, pasilikai pas mus meilės sakramente per visas dienas. Jėzau, šauki, kvieti, vadini pas save visus pavargusius, nuliūdusius, nužemintos širdies. Trokšte trokštų, geiste geidžiu su tavim susijungti meilės sakramente. Jėzau, ateiki pas mane, paguoski mane, nuraminti ateiki. Aplankyk širdis svetimuose kraštuose trokštančias tavęs. Aplankyk mirštančius ir mirusius be tavęs. Jėzau, aplankyk taip pat ir persekiojančius tave. Jėzau, tu mano šviesa tamsoje, tu mano šilima šalty, tu mano laimė varge. Dienos saulė šaukia mane į tave, žvaigždžių mirgėjimas vadina pas tave. Sniegas, balti žiedai, kalba apie tavo skaistumą, Viešpatie. Amen. Šeštinių malda. Jėzau, atvėrei mums begalinę sielos paslaptį, neribotą gailestingumą, viską nugalinčią meilę, nusižeminimo jėgą, kančią, skausmą parodė kaip sielos vaistą. Jėzau, angelų, serafimų, kerubimų lydimas įžengė į dangų šventųjų džiaugsmui, o mums per visas dienas pasilikai meilės sakramente. Jėzau, visokios laimės kūrėjau, leiski mums gyvenimu džiaugtis kaip Dievo dovana, bet apsaugok nuo per didelio prisirišimo prie žemės gėrybių. Mokyki mus ieškoti, siekti, kovoti dėl dangaus vertybių. Amen. Malda į Šventąjį Antaną. Šventasis Antanai, visų klaidų, visokios vergijos nugalėtojau, iš giliausios širdies šaukiamės pagalbos mūsų sunkiose dienose. Praradome brangenybių brangenybę, laisvę. Prašome išmelsti ją mums ir mus išmokyti ją branginti, mylėti ir ginti. Padėki mums nugalėti vergiją savyje, kad mūsų tarpe išnyktų visoks pataikavimas, skundai, kerštas, neapykanta, kišimasis į kitų reikalus, kad aš nebūčiau kitų laisvės žudikė. Šventasis Antanai, padėki man ir mano tautai pakilti iš klaidų bei apsileidimo šviesiam rytojui. Amen. Malda į Šventąjį Joną Krikštytoją. Šventasis Jonai Krikštytojau, kuris šaukei taisyti išganytojui kelią, padėki man ir mano mylimiesiems taisyti jam savo širdies takelius. Pamokyk išpuošti savo širdis kvapiais dorybių žiedais. Pamokyk mus savo gyvenimu jį šlovinti, išpažinti ir mylėti. Pašauk ir mano tautą, gerai suprasti jo mokslą, jį skelbti ir juo gyventi. Amen. Malda į Šventąjį Aloyzą. Šventasis Aloyzai, kuris visą gyvenimą baltų žiedų žydėjai, kuris tyrų oro alsavai, kuris didžių vidinių džiaugsmų spindėjai, kuris saulės šviesoje augai, žydėjai ir vaisių nešiai, padėki mums iš aukštybių, padėki mūsų tautos ieškotojams surasti vidinį gyvenimą,
palydėki mus visus skaisčiais idealų keliais. Amen. Malda į Kristų karalių. Jėzau, nuo kryžiaus sosto pasidarei karalium jautrių sielų. Nuo kryžiaus sosto parodėjai žmonijai kelią į laimės šalį. Kryžiaus soste atvėrei mums savo širdies turtų gausybę. Sielų karaliau, labai dėkoju, kad ir man leidi kryžiaus šešėlį augti. Išganytojau, leiski man, mano mylimiausiems ir mano tautai pajusti švenčiausiosios širdies šilumos ir jėgos. Amen. Visi šventieji, padėkite mums. Angeliškieji kūdikiai, skaisčios mergelės, kovotojai jaunuoliai, išpažinėjai, tiesos ieškotojai, tiesos mylėtojai ir skelbėjai, kentėtojai ir kankiniai, padėkite išmelsti mums įvairiausios spalvingumo doros žiedų. Sužadinkite mumise nemirštamų gėrio troškimų. Šventieji Lietuvos globėjai ir kankiniai, maldaujame pagalbos savo kovose bei siekimuose. Amen. Kalėdų malda. Su ledėjusiomis lūpomis, su ašaromis akise, nevilties iškankintos, puolame prie tavo prakartėlės, šventasis kūdiki. Priimki mūsų prašymus, maldas, priimki ilgesį, pasiryžimus, priimki karžygių aukas, priimki mūsų mylimųjų ašaras, maldas, skausmų persunktus rūpesčius, išlaikyki mus visus gražiai ateičiai. Suteiki dangaus laimę svečioj šaly iš vargo ir bado mirusiems. Dėl savo švenčiausiosios motinos ir visų šventųjų nuopelnų pasigailėki mano mylimųjų ir mūsų tautos. Sutrinta širdimi maldauju sutrumpinti bandymų dienas. Jei reikia aukų, imki jas iš manęs. Tik duoki man kankinių drąsos ir stiprybės. Amen.